Savaitinė Forex rinkos apžvalgą pristato Forex Faktorius. Na kągi, vasarą iš tikrųjų turime pakankamai aktyvę rinkoje. Praėjusią savaitę buvo galima tikėti šiek tiek ramesnių judėjimų, tačiau visus nustebino Kinijos sprendimas devalvuoti valiutą 3 dienas iš eilės. Na ir iš tikrųjų tai sukėlė rinkose savotišką sąmyšį. Pirmiausia, tai toliau toksai sprendimas turėtų neigiamai veikti žaliavinės valiutas, tai yra Australijos dolerį, Naujosios Zelandijos dolerį. Naftos kaina praėjusią savaitę pasiekė žemumos, kurių dar nebuvome matę visus šios metus. Iš tikrųjų, toliau žaliavų kainų smukimas, kaip ir minėjau, pirmiausia, Australijos dolerį, Naujosios Zelandijos dolerį veikia neigiamai, na ir aišku, Kanados doleris neigiamai veikiamas taip pat. Kitas dalykas, dar, kas, sakykime, valiuta, kurią galėtų neigiamai veikti toks Kinijos sprendimas, tai yra Brazilijos realas, kadangi Brazilija 50% produkcijos, žaliavų produkcijos eksportuoja į Kiniją, na tai Kinijos valiutos silpnėjimas, žinoma, turėtų silpninti importą. Na, Kinijos, aišku, sprendimas toksai buvo susijęs su tuo, kad kaip tik prieš savaitę matėme silpną labai eksporto rodiklį, 8% eksporto smukimas, na ir tai paskatino centrinį banką veikti, imtis ryžtingesnių priemonių, ko ir buvo galima tikėtis per praeitą apžvalgą, apie tai mes ir kalbėjome, kad galima sulaukti tokių sprendimų, tačiau kad taip greitai galbūt ir nesitikėjom. Tačiau tai sudaro papildomo judesio rinkų ir tai yra tiesiog daugiau įdomumo rinkose šiuo metu prekybininkams. Ateinantį savaitę rinkoje tokia infliacijos galima vadinti savaitę. Daug centrinių bankų skelbs infliacijos duomenis, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų centrinis bankas infliacijos rodiklis skelbs ir Anglijos centrinis bankas. Tai yra tie bankai, kurių infliacijos duomenys šiuo metu investuotojai žiūri po padidinamojo ciklu, kadangi tai yra tie bankai, kurie kalba apie palūkanų normų padidinimo galimybės artimiausiu metu. Tai sakykime, Jungtinių Amerikos valstijų infliacijos rodiklis, kada jisai bus paskelbtas, jisai patvirtins sentimentą, ar rugsėjo mėnesį tikrai galime sulaukti palūkanų normų didinimo, jau rugsėjo mėnesį. Kitas dalykas, Anglijos infliacijos rodiklis, jisai iš tikrųjų per daug didelės įtakos neduos, dėl to, kad greičiausiai išeis ir vėlgi nulinis infliacijos rodiklis, tai būtent patvirtintų tą sentimentą, kad artimiausiu metu Anglija nedidins palūkanų normų ir tai galėtų daryti tik tai kitų metų antroje pusėje. Na, pats Anglijos centrinis bankas nesitikė infliacijos augimo, sakykime, iki be metų pabaigos, tik tai metų pabaigoje ketina matyti jau infliacijos atsistatymą. Na ir aišku, prie infliacijos mažėjimo daug prisideda ir smunkančios naftos kainos ir daugelie šalių. Tas infliacijos augimas yra žemas, tačiau praėjusią savaitę pakankamai, buvo praeitą savaitę tokia, galima sakyti, patikrinimo savaitė, ar Amerikos tik tai darbo rinkos rodikliai išėjo geri šį mėnesį, ar buvo vis dėlto galima tikėtis daugiau teigiamų signalų. Tai praėjusią savaitę mes turėjome pakankamai neblogą rodiklį iš Amerikos, tai yra mažmeniai pardavimai, išskyrus automobilius mažmenių pardavimų augimas buvo 0,4% per mėnesį, jeigu su automobiliais 0,6%, bedarbystės paraiškų rodiklis ir toliau laikosi gerame lygyje ir aišku, dar kas nustebino teigiamai, tai būtent gamintojiška infliacija. Gamintojų kainų indeksas įsiaugo 0,2% per, sakykime, mėnesį. Vartotojų sentimentas išlieka aukštame lygyje, nepaisant to, kad smuko pats rodiklis, tačiau atminkime tai, kad pats indeksas yra prieš krizinėme lygyje, todėl šiokia tokia korekcija yra normalu. Ateinančią savaitę Japonai taip pat skelbs dar BVP rodiklį. Na, Japonijos BVP rodiklis neturėtų didelės įtakos rinkai turėti, pagrinde reikėtų stebėti ketvirtadienio Japonijos centrinio banko konferenciją, kurios metu žiūrėsime, kaip Japonijos centrinis bankas mato dabartinę monetarinę politiką, ateities monetarinę politiką. Kaip minėjau, antradienį angliška infliacija, jinai prognozuojama, kad bus nulis, šiaip tai būtų galima mąstyti apie tai, kad netgi vėlgi grįšime į defliacinį periodą, minusinė infliacija, jeigu būtų minusinė, stipriai neigiamai paveiktų Anglijos svarą, ypatingai poroje prieš Amerikos dolerį. Amerikos statybų leidimai. Na, Amerikos statybų leidimai yra geriausiame lygyje nuo 2007 metų. Statytojų pasitikėjimo indeksas yra 10 metų aukštumose. Dėl to, sakykime, šito rodiklio, kad ir šioks toks suprastėjimas, jisai neturėtų stipriai neigiamai paveikti Amerikos dolerio. Naujosios Zelandijos doleriui, kas laukia svarbaus, tai būtent yra pieno supirkimo kainų aukcionas ir vėlgi primenu, kad šios metus pieno supirkimo kainos smuko jau daugiau kaip 70% turbūt sudėjus, tai praeitas aukcionas buvo vėlgi tragiškai blogas, minus 9,3%. Smunkant žaliavų kainoms ir aišku didėjant pieno pasauliniai pasiūlai, iš tikrųjų kainos smukimas ir toliau tikėtinas. Apie tai kalbėjo ir Naujosios Zelandijos centrinis bankas. Na ir toks blogas rodiklis iš tikrųjų tai yra būtent antras eksporto produktas, kuris yra pagal svarbumą Naujajai Zelandijai.
nes tai yra viena didžiausių pasaulyje galvijų eksportuotoja, taip pat ir pieno eksportuotoja, pieno miltelių gamintoja. Tai iš tikrųjų neigiamai veiktų Naujosios Zelandijos dolerį, nes centrinis bankas turėtų permastyti dar kartelį savo monetarinę politiką ir greičiausiai dar galbūt imtis, jeigu bus poreikis, palūkanų normų mažinimo programos. Praeitą savaitę taip pat ir Naujosios Zelandijos mažmeniai pardavimai parodė, kad ekonomika po truputėlį išsikvėpinėja. Tai dėl to Naujosios Zelandijos dolerių neigiamas sentimentas ir ypatingai poroje su Australijos doleriu. AUD/NZD poroje iš tikrųjų rinka pabaigė labai gražiai korekcinę struktūrą ir galima tikėtis, sakykime, didesnio kilimo. Kainai prasimušus pro 1,1300 galima sulaukti zonoje ties 1,1350 didesnės korekcijos ir po tų didesnių korekcijų būtų galima žiūrėtis pirkimo pozicijų. Ir čia pirkimai iš tikrųjų jau žiūrint į ilgalaikiškus grafikus, į savaitinius grafikus nusimatytų pakankamai dideli, netgi taip ilgalaikiai jau visiškai perspektyvai iki 1,23. Na, Australijos centrinis bankas pagal visus rodiklius pastarosius iš Australijos neturėtų imtis palūkanų normų mažinimo papildomo šiais metais. Tai iš tikrųjų AUD/NZD poroje, jeigu lyginsim šių dviejų centrinių bankų veiksmus, tai turėtų būti pakankamai neblogas teigiamas sentimentas. Dabar kaip tik atkreipkim dėmesį dar ir į auksą, būtent aukso brangimas praeitą savaitę buvo pasitiktas rinkose ir taip rinkos įvertino Kinijos valiutos devalvavimą. Na, paprastai, kaip ir mes visada žinome, kad būtent auksas reaguoja teigiamai į valiutos devalvacijas, į tas, sakykime, monetarinio lengvinimo programas, kada centriniai bankai mažina palūkanų normas. Auksas paprastai veikia teigiamai, tačiau dabartiniu metu aukso pagrindinis dalykas, aukso indikatorius, būtent sentimentą auksui norint nusistatyti, tai yra Amerika. Jeigu Amerika vis dėlto ryšis didinti palūkanų normas rugsėjo mėnesį arba šių metų gale, tai auksą toliau laikytumėm neigiamam sentimentui. Ir dabartinio kilimo jokių būdų nebūtų galima vadinti kylančią tendenciją, tai yra būtent kylanti banga intervale, zonoje ties 1,120-1,125 kaina išsikvėpė, turime kritimą ir dabar, sakykime, nesiūlyčiau prisirišti prieš tai šitos kilimo krypties, kuri nėra kylantis trendas, kylanti banga intervale ir toliau lieka stiprus magnetas štai šita pasipriešinimo zona, kainos kilimo atveju link tos pasipriešinimo zonos žiūrėčiau pardavimo pozicijų, jokių būdų nesivyti rinkos kainai krentant, kadangi matote, labai daug yra dvipusio judėjimo, netgi jeigu kaina prasimuštų pro 1,112, palaukti korekcijos ir tik tais korekcijų metu nuo pasipriešimų, nuo bangų ekstremumų būtų logiškiau žiūrėtis pardavimo arba pirkimo pozicijų. Tai toliau, sakykime, ateinančią savaitę turėsime amerikietišką infliaciją. Na, mėnesio augimas infliacijos išskyrus tabaką, alkoholį, energetikos kainas, tai yra prognozuojama, kad būtent bus 0,2 procento ir infliacija sudėjus viską ir naftos kainas 0,2 procento. Jeigu turėtumėm tokį mėnesinį augimą infliacijos, na, tai patvirtintų sentimentą, kad vis dėlto Amerika gali ryžtis rugsėjo mėnesį jau didinti palūkanų normas. Vienas iš, sakykime, motivacijų pagrindinių, dėl ko centrinių bankų gali reikti didinti palūkanas, tai yra būtent nekilnojamo turto kainų augimas. Nekilnojamo turto kainų burbulus siekiant išvengti, iš tikrųjų centrinis bankas gali pradėti po truputį palaipsniškai didinti palūkanas. Ir aišku, trečiadienis svarbus dalykas, tai yra Federalinio rezervų banko valdybos konferencijos protokolas. Iš prieš tai buvusios konferencijos protokolo metu matysime, kaip centrinis bankas vertina dabartinę situaciją, kaip vertina Kinijos veiksmus ar, sakykime, globalios pasaulinės, sakykime, ekonomikos mažėjantį paklausą iš pasaulinių ekonomikų nemažina centrinio banko sentimento dėl Amerikos pačios situacijos. Na, Amerikos darbo rinka yra tikrai prie vadinamo full employmento, pilno įdarbinimo, dėl to, sakykime, centrinis bankas jau nebelabai pergyvena, bet dabar yra pagrindinė koncentracija, aišku, į infliacijos duomenis. Toliau turėsime ketvirtadienį Anglijos mažmeninių pardavimų rodiklį, turėsime Kanados didmeninius pardavimus, na ir, sakykime, penktadienį vainikos Kinijos, būtent iš ankstinis mėnesio pabaiga artėja gamybos sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas ir Vokietijos užsakymo vadybininkų indeksas. Tai šitie indeksai pakankamai rimtai pajudina valiutas. Šiaip eurui toliau sentimentas daugiau neigiamas. Euro dolerio pora šiek tiek praeitą savaitę atsistatė, būtent dėl ko? Būtent dėl to, kad
Buvo pasiekti susitarimai su Graikija, atslūgo įtampa dėl Graikijos, investuotojai dalį pelnų fiksavosi, na, o sakykime, eurų bendrai sentimentas išlieka neigiamas. Na ir prie Kinijos devalvavimo, sakykime, juanio, vėlgi, kas nukentės, tai nukentėti gali ir Vokietijos eksportas, kuris, sakykime, ir šiuo metu nėra labai geroj padėtyje, turint minti, kad su Rusija įvestos sankcijos. Na ir Kinijos rinkos praradimas, dalies rinkos praradimas dėl būtent silpnėjančio Kinijos juanio, taip pat gali neigiamai paveikti ir Vokietijos eksportą ir Vokietijos pramonės rodiklius atitinkamai. Dėl to, sakykime, eurų sentimentas išlieka neigiamas. Na ir priminkime dar tą dalyką, kad būtent rinkiminiai metai, Ispanijoje rinkimai nusimato, tai iš tikrųjų eurui kol kas bet kokį pakilimą žiūrėčiau tam, kad užeiti į sell pozicijas. Techniškai kol kas euro dolerio valiutų pora juda intervale, viską, ką nukrito nuo 1.200 lygio, viską grįžinėjo atgal. Šitas kilimas jokių būdų tai nėra kol kas kylantis trendas, tik tai kylanti tendencija, normali tiesiog korekcinė struktūra. Rinka yra nuo pasipriešinimo lygio 1.1200 gražus atšokimas. Penktadienio Amerikos rodikliai dar tik patvirtina tą kryptį. Kadangi daug yra dvipusio judėjimo, techniškai vytis rinką šiuo metu prie pat palaikymo lygio nebūtų protinga, geriau ieškoti bangų ekstremumų tam, kad užeiti į sell pozicijas, dėl to kainos korekcijų, tik tai didesnių korekcijų metu būtų galima ieškoti pardavimų su 2:1 ir didesnių pelno nuostolio santykių. Jeigu, sakykime, rinka prasimuštų pro žemumas, vėlgi palaukti korekcijos ir sell, ir, sakykime, pakankamai būtų logiška ieškoti situacijų, kur nuo ekstremumų bangų, nuo aukščiausių taškų, nuo žemiausių taškų pirkimų pozicijų ieškotis, tai fundamentaliai sentimentas išlieka neigiamas. Doleris su Šveicarijos franku. Na, iš tikrųjų, kaip ir Šveicarijos centrinis bankas yra minėjęs, kad Šveicarijos centrinis bankas yra pasiryžęs atstatyti Šveicarijos franko kursą, kuris buvo prieš štai šitą veiksmą, kada euros su Šveicarijos franku centrinis bankas atrišo, prieš tą atrišimą, kada Šveicarijos frankas per vieną dieną pabrango 40% prieš daugelį valiutų. Na, tai yra žalinga Šveicarijos ekonomikai ir centrinis bankas darys viską, kad atstatytų. Dėl to, sakykime, dėl tokios lengvos monetarinės politikos iš Šveicarijos, palūkanų norma Šveicarijos frankui yra minus 0,75 ir dėl sentimento, kad Amerika didins palūkanų normas, kol tas sentimentas vyrauja rinkose, tol dolerio franko poroje nebūtų logiška ieškoti sell pozicijų, bet kokį kritimą, kad ir didesnį panaudoti pirkimo galimybėms. Šiuo metu rinka juda nedidelėme intervale, kainos kritimo atveju link intervalo dugno būtų galimi pirkimai, prasimušus pro viršūnę, vėlgi pirkimai iki viršūnių 0,99. Svaras su Amerikos doleriu daug labai yra intervalinio judėjimo, vasariškai būdingas kainos judesys, nuo Liepos mėnesio Anglijos svare vyrauja, dėl to, kad būtent ir sentimentas labai panašus tiek svarui, tiek Amerikos doleriui. Vis dėlto daugiau GBP USD poroje fundamentaliai yra sentimentas neigiamas, anglams palūkanų normų didinti tikrai nepavyks artimiausių metų dėl mažėjančios infliacijos stipriai. Na ir iš tikrųjų šiuo metu rinka yra netoli 5.650, netoli pasipriešinimo zonos, tai stiprios, dėl to rinkos atidarimo metu sulaukus bulių pilno išsikvėpimo signalo, kad, sakykime, ir dabartiniu metu panašu, kad rinka išsibalansuoti gali neužilgo ir bus pakankamai neblogos sell galimybės su 2:1 ir didesnių pelno nuostolio santykių. Ir esame intervalo viršūnėje, tikimybė pardavėjams šitoje zonoje didesnė, plus, sakau, antradienį yra tikėtina, kad Anglijos ir infliacijos rodikliai bus prastesni. Jeigu kaina vis dėlto prasimuštų pro pasipriešinimo lygį, vytis rinkos pirkimams nederėtų, nes daug intervalinio judėjimo, bet kada nuo pasipriešinimo galimas didesnis kainos kritimas atgal. Doleris su Japonijos jena, na, sentimentas labai neutralus, šiuo metu rinka labai juda neutralioje pozicijoje, daug intervalinio judesio kainoje. Dėl to dabartinis kainos kilimas, šitas kanalas, tai nėra kylanti tendencija, kylanti banga. Intervalinėme judėjime kaina ir toliau nepramušė 125 zonos pasipriešinimo, dėl to, kol yra žemiau štai šito lygio, galima didesnė korekcija ir tik tais po didesnės korekcijos būtų galima ieškotis pirkimo pozicijų. Sentimentas ilgalaikis lieka teigiamas, kadangi Japonai ir toliau yra pasirengę daryti viską, kad tik tai pasiektų savo užsibrėžtus infliacijos tikslus, reiškia papildomai stimuliuoti ekonomiką, na, o Amerika ketina didinti palūkanas. Na, didelė griūtis dolerio Japonijos jenos poroje pasidarytų tada, jeigu vis dėlto amerikiečiai nedidintų palūkanų, tada tikrai turėtume masyvius ir didelius išpardavimus.
Na ir aišku, ateinančią savaitę, jeigu tarkim, Amerikos infliacija nuviltų stipriai, tai tikrai pamatytumėm greičiausiai didesnį koregavimą žemyn. Šiuo metu kainos kritimo iki 123,80 lygio būtų galima žiūrėti pirkimo galimybių, jeigu kaina kristų dar žemiau 123,13 toje zonoje taip pat. USD su Kanados doleriu, Kanados iš tikrųjų centriniai bankų ir visai vyriausybei labai didelį nerimą turėtų kelti naftos kainą. Šiuo metu, jeigu, sakykime, centrinis bankas prieš metus matė kainą apie $100 už barelį panašiu metu, tai šiuo metu yra 42,90–43 už barelį. Stipriai neigiamas sentimentas Kanados doleriui tiek prieš Amerikos dolerį, tiek prieš Anglijos svarą porose, bet kokią korekciją būtų galima panaudoti pirkimams. Šiuo metu naftos grafikas pasiekęs pelno tikslo pardavėjų koreguojasi, korekcijų metu tikėtinas ir didesnis kritimas nuo 43,65 ir toliau pasiūla naftos viršyje paklausą, turime iš tikrųjų neigiamą sentimentą naftai ir toliau. USD Kanados doleris poroje mes turime daug intervalinio judėjimo, rinka yra savotiškai perpirkta, jeigu tai pasižiūrėjus ilgalaikį grafiką, tikrai rimtos yra viršūnės pasiektos, tačiau kol kas signalo apie rinkos išsikvėpimą, bulių išsikvėpimą nėra, kaina tiesiog šiuo metu juda intervališkai, šiuo metu esame intervalo viršūnėje, dėl to pirkti štai šitoje vietoje nebūtų protinga vejantis rinką, geriau palaukti korekcijų iki 3.050 arba 3.033 ir tose zonose ieškotis pirkimų. Jeigu kaina kiltų į viršų, tuomet jau reikėtų palaukti kainos kilimo iki 1.3150 didesnės korekcijos ir tada buy. Buy tik tais nuo dugnų, nuo bangų dugnų, nuo ekstremumų. Australijos doleris poroje sentimentas išlieka neigiamas iš tikrųjų toliau žaliavinėms valiutoms, bet kokį kainos kilimą lemia tiesiog tai, kad būtent pardavėjai pradeda fiksuotis po truputėlį pelnus iš pozicijų, kadangi ateinančią savaitę Australijai svarbių naujienų nebus skelbiama, tai pagrinde lems sentimentas bendras dėl žaliavinių valiutų ir plus Amerikos rezultatai. Tai Australijos doleris poroje su doleriu juda labai intervališkai, kainos kilimo atveju link 74.00 išlieka stiprus pasipriešinimas, todėl šio kylančio mikrotrendo pabaigos metu būtų galima žiūrėti sell pozicijų su 2:1 ir didesniu pelno nuostolio santykiu. NZD USD poroj toliau neigiamas sentimentas lieka, kaina juda labai intervališkai. Ateinantį antradienį turėsime pieno supirkimo kainų aukcioną, kuris vėlgi gali neigiamai paveikti Naujosios Zelandijos dolerį. Jeigu aukciono metu pamatytumėme nedidelį pieno kainų augimą, galima didesnė korekcija ir vėlgi tik tai sell pozicijų. AUD NZD pora, kaip ir minėjau, viena iš tokių geriausių prekybai šiuo metu. GBP su Kanados doleriu vėlgi sentimentas stipriai teigiamas, dėl to korekcijų metu tik tais buy pozicijų būtų galima ieškoti. Žinoma, ateinančią savaitę yra rizika dėl būtent angliškos infliacijos, kuri tikėtina, kad išeis mažesnė, dėl to galima didesnė korekcija, kurią būtų galima būtent panaudoti pirkimams. Amerikietiškų akcijų indeksas S&P 500 stipriai koreliuoja su 10 metų amerikietiškų obligacijų grafiku, obligacijų kainai krentant, pajamingumas didėja, tai natūralu, kad aišku ir S&P 500 indeksas važiuoja į viršų. Jokių būdų šio kilimo irgi negalima vadinti kylančią tendenciją, šio kritimo lygiai taip pat, kadangi šiaip bendrai ilgalaikiam grafike lieka kylanti tendencija, labai iš tikrųjų švariai kylanti tendencija pagal ilgalaikį grafiką, trumpalaikiai kritimai, trumpalaikiai kilimai turime tik tai, sakykime, tokį savotišką kainos triukšmingumą visą vasarą, dėl to jokių būdų nereikia vytis rinkos kainai krentant arba kylant vytis rinkos tą kryptimį, neprisirišti prie vienos krypties, daug dvipusio judėjimo. 2.092 zonoje būtų galima ieškotis pardavimų su 2:1 ir didesniu pelno nuostolio santykiu, jeigu prasimušti viršų, vėlgi neprisirišti prie kilimo krypties. Daug yra dvipusio judėjimo, todėl labai svarbu pagauti bangų ekstremumus. Tai tiek svarbiausių dalykų ateinančią savaitę. Valdykite riziką ir stenkitės pasiimti iš rinkos maksimalų pelną, kurį gali duoti rinka.